Sveikos visiems. Šiandien turiu tokią Yamaha MT-09. Tai yra pirmos kartos modelis. Naujesnį sudaręs. Ten kokiu metu dabar neprisimenu, kanale, man atrodo, yra video. Galit pažiūrėti. Tai bus įdomu palyginti, kiek ir ką gali pirmos kartos ir kiek ir ką gali trečios, man atrodo, ar paskutinės, dabar ten reikia pačiam pasitikslinti. Tai nuo modifikacijų išmetimas toks, XL. Tokia dėžė didelė, tai aš įsivaizduoju, gal su katalizatoriumi jisai čia irgi yra. Bet garsas, nemažas. Tai neaišku, jisai ten yra ar nėra. Ir filtras liktai sportinis įdėtas kažkoks. Daugiau kaip ir nieko, įdėtas quickshifteris Hiltecho, bet jisai tenai tai veikia, tai neveikia, sakė, žodžiu. Sakė, išims tą dalyką dėl to, kad gali tikrai sugadinti dėžę. Hiltecho sensoriai tikrai nėra patikimi ir sklandžiai veikiantis. Tai pats geriausias variantas yra dėti tokį shifterį, kuris įsiprogramuoja į gamyklinį valdymo bloką. Į kompiuterį turiu omeny. Ne papildoma dėžutė kažkokia, kuri ten jungiasi prie babino arba prie purkštukų ir tokiu būdu valdo tą visą atkirtimą, o tiesiogiai į kompą. Tai šitą modelį tas galima padaryti ir shifterį, ir bliperį, tai yra jungia be sankabos ir į viršų, ir į apačią. Koks anas yra, nežinau, ar jisai tik tai į viršų, ar į abidvi pusės irgi. Bet žodžiu, ne esmė. Tai ką, tikslas yra sureguliuoti pagal šitą išmetimą ir tiek. Labai čia daug nėra ką pasakot. Trumpai tai neišsiplėsim ir judam prie darbų. Darbukas baigtas, viskas sklandžiai, labai daug čia nereikėjo su jo žaisti. Tai ką galiu pasakyti, nežinau, ar čia man jisai toks pasitaikė, ar tokiu metu pirmos kartos ten dyno nesudaręs. Tai neturiu su kuo palyginti kūro mišinį. Žiaurus kūro mišinys, tai ištraukiau zondą gamyklinį, nes man reikėjo ten įsisukti irgi į tą vietą, o čia yra. Čia sportinis pilnas jisai eina ir matyt tas pats, žodžiu, tinka čia viskas pagal diametrą gamykliniam zondui. Tai tas negras, visiškas negras tas zondas, ten smalkių, kalkių, tenai tų žodžių apsinešė, tai iš karto matos, kad žiauriai riebus mišinys. Žmogus irgi sakė, išvarė tipo ale su pilnu baku iš Vilniaus. Kiek ten bakas sakė, 14 litrų, man atrodo. Čia atvarė, vieną padalą jau rodo tik tai. Ten biški tiesiai patiliuškavus tipo 2, bet irgi tą baką atsikėliau. Visiškai ten nėra, nežinau, kiek ten to kūro likę, ten litras, 2 litrai gal. Tai jisai turėtų ryti belė kiek kūro, aš neįsivaizduoju, žiaurų su tokiu kūro mišiniu. Pamatysit. Dėl quickshifterio ten to jungimo, nežinau, ant dyno man jisai jungia, tenais ant kelio gal kiti niuansai. Jungti jisai man jungia, daug aš jo čia nenaudojau, prasuksiu irgi video, pamatysit, kaip ten kas. Ir daugiau nieko neišlindo, prieaugių yra, tai pradedam nuo to, ką dariau, turbūt dar kartą pakartoju, nes čia vakar filmuota buvo. Kūro sureguliavimas pilnas, lambda zondo atjungimas, išjungtas, jisai nereikalingas, čia tiesiog reiks prikabinti, arba čia galima nukirpti, jisai liks kaip zagluškė, tiesiog. Toliau diesel cut funkcija, ta on-off gazo sušvelninimas, kad mocas labiau, tai yra mažiau tampytųsi ant žemų gazo pasukimų, nes toks engine brakingas turi ir su diesel cut tą funkciją, tą engine brakingą tokį stiprų, bet turi vieni stipresnį, negu pavyzdžiui kitas koks nors modelis lygintas. Kokias čia dariau? Honda CB, man atrodo. Ten taip švelniai viskas. Tai jungus tą funkciją sušvelnėjo tas dalykas. Toliau ventiliatorius pažeminau temperatūrą, dėl to, kad ten 100 plius, kaip ir netinka, čia ne tas variantas. Toliau top speed limiteris nuimtas, šitas mocas turi top speed limiterį. Tai 5-6 pavarą jūs maksimalaus greičio nepasieksit.
galit gamykliškai turiu omeny, tikrai. Nu, ribotuvai nukelti, atrakinta, kur kas reikia, žodžiu, iš parametrų bendrai paėmus prieaugių yra visuose diapazonuose, tai manau mocas tikrai taps žymiai ekonomiškesnis ir su žymiai geresnė dinamika. Tai vat kas turi būtent tokį modelį, stokinį, ar ten su išmetimu kažkokiu, tai aš manau, žinokit, žiauriai yra verta pasidaryti šitą visą dalyką. Net neabejoju, kad rezultatų džiaugsitės. Tai turbūt daugiau toks milimetris, ką čia dar palaukit. Daugiau nieko, liktai neprašė, neprisimenu, gerai, einam turbūt prie skaičių. Pradedam turbūt nuo mažiausių gazo padėčių. Tai čia viena iš mažiausių gazo padėčių. Čia tokio, kaip pasakytos galios, aš čia labai nesureikšminu šitam diapazone. Yra 3 arkliukai, 4 arkliukai, kūras, gamyklinis kūras toks. Vat šitam diapazone vieninteliai vietoj buvo jisai geroj vietoj, normai turiu omeny. Toliau jau čia buvo, nežinau, kaip koks turbininiam kokiam motociklui. Tikrai netinkamas variantas. Dabar yra kūras šitai pastatytas. Čia yra viena iš mažiausių gazo padėčių. Čia nusirėbinti kaip ir labai prasmės nėra. Viskas normos ribose. Pradžioj šalia visiškai to etaloninio skaičiaus, galima sakyti. Tai šitas visas dalykas ekonomijai ir dinamikai labai padės. Taip, čia yra midrange'as. Pusė gazo, kaip čia galima taip pavadinti, ne? Nu, čia jau prieaugiai konkretus, 11 G. Vai ne 11, čia 12. Žodžiu, tai vat nuo šitos vietos praktiškai, nu dar šiek tiek mažiau prasidėjo vat šitas dalykas. Taip. Nežmoniškas kūro pilimas. Aš nežinau, tas galvoju, gal jis čia čipuotas tas mocas koksai, bet surašiau tą prasme, nu, bazinį failą, kaip pasakyti, be jokių kūro korekcijų. Analogiška situacija, tai reiškia gamykliškai yra toks mapas pas šitą mocą. Tai neįsivaizduoju kaip, kam, kur ir kodėl taip yra padaryta. Čia yra, čia aš jums pasakysiu, yra dvigubai daugiau negu reikia. Šitoje vietoje tai iš viso yra žiauru. 0,5-6 lambda čia net, nu, no comments, čia yra baisu. Tai dabar parodysiu biškį aukštesnę gazo padėtį. Tai va, nu čia prasideda tikrieji įdomumai su šito mocu, kaip jis yra apribotas. Tai turbūt, gal pirmą nuo kūro irgi pradedam. Irgi analogiška situacija, kaip midrange, tiek pat pila kūro, smarkiai per daug. Dabar yra taip viskas padaryta. Taip. Čia prasideda tikrai šito moco ribojimai. Tai kaip ir sakiau, 5-6 pavarą tas mocas nevalina. Gali daryti, ką norit gamykliškai. Čia yra net ne maksimalus galingumas. Čia yra tarpinis variantas tarp midrange ir maksimalaus galingumo. Tai prieš korekciją ir po korekcijos. Maksimalus galingumas tokas pamatysi taip pat. Ten, kaip pasakyti, kitas variantas, bet žiūrėkit, kokie yra ribojimai iš gamyklos. Mocas nevažiuoja daugiau negu 10. 9,5 galima sakyti ir pradeda nukirtinėti. Po korekcijų visų dabar jau turim tiek. Tai čia rezultatas kolosalus. Nu, čia ką jisai gali šiai dienai šitoj konfiguracijai. Tai šitas mocas maksimalią galę gauna tik tai nuo 7,5 iki 9,5 galima sakyti tūkstančių. Po to valdymo blokas pradeda įjungti savo mamas visas, apribojimus ir taip toliau. Čia gal paryškinsim, kad geriau matytųsi. Tai čia yra 5 pavara. Gamykliškai turit 5 pavara 114 G. Po
Remapo turit 119. Bandžiau dar ten tvikinti biškį, parametrus ir visą kitą. Nu, vieną G pakilo, buvo 118 irgi. Tai, manau, skirtumas normalus, daugiau čia, kaip pasakyti, perkrauta motoro nėra prasmės. Kitą dieną pamatavus, kiek čia tos temperatūros dabar, 2118. Nu ne, čia viskas normos ribose, nemanau, kad verta. Teoriškai ant kelio turi dar dasidėti nuo tikro aeramo, tai gal porą arkliukų tenai realiom sąlygom. Tai, nu, nuo piko iki piko galima sakyti 5 arklio galios, čia iš viso nekalbu. Čia jau, žodžiu, nuo pradžioj 4, 6 G. Jo, papa. 14 newtonų. 15 newtonų, tai čia yra labai daug. Kūras dabar yra pastatytas šitaip. Buvo analogiškai, taip pat kaip ir kitose gazo padėtyse. Smarkiai per daug. Tai top speedas Andino. Realiam sąlygom neaišku, kaip važiuos. Andino padidėjo apie 35 km per valandą. 5 pavara. Palaukit, ištrauksiu 6 gal. Ai, ne, nepasidariau 6 pavarą, tiesiog ten, kai filmavau. Gal matysit ekrane, koks ten maksimalus buvo greitis. Tai 6 pavara jūs turit mažiau negu 5 pavara. Čia stokiniam variante turiu omeny. Tai šitą nuėmam. 6 pavara jūs turit... 6 pavara jūs turit 102 AG, 5 pavara jūs turit 114 AG, stokiniam variante turiu omeny. Tai 6 pavara iš viso mocas tik tai iki 8,5 štukų važiuoja apsukų. 5 pavara iki 10, ne iki 10, iki 9 su kapeikom. Tai, vat, koks yra skirtumas. Čia aišku kitas galios perdavimas. Apačioj, tai vat, 6 pavara jūs turit mažiau galios negu 5. 5 daugiau turit ant 8 AG beveik. O po čipo 14, 29, 15 AG skirtumas. Tai va, nu čia yra skirtumėlių, tarkim, kaip vieną, pavyzdžiui, kokią G, bet čia jau tokie, neverta apie juos kalbėti, čia techniniai niuansai. Tai va, toks reikalas, su šituo reikalu. Nežinau, mocas turi jaustis tikrai kaip diena ir naktis. Tai galbūt sulauksim atsiliepimo taip pat iš savininko. Paprašysim po video atsiliepti. Visą laiką, jeigu kas pas mane darot, būtų malonu, jeigu viskas patiko, ar net ir jeigu nepatiko, parašykit, nes aš nežinau, jeigu kažkas yra negerai, kažkokie niuansai, kažkoks kabliukas yra jo, ir jūs man apie jį nepasakot, žinokit, aš deklaruoju taip, kaip viskas yra gerai, ir aš nežinau apie tai. Jeigu kažkas yra negerai, čia kaip pasakyti, traukinukas pravažiavo biškį, tai nepabaigiau. Jeigu kažkas yra negerai, kažkas netenkina, visą laiką galit paskambinti ar parašyti. Čia visiškai nereikia nieko bijot, ar čia kažkokį pyktį laikyti. Aš, kaip pasakyti, tų mocų netestuoju tenais kelyje 100 km, po to aš kiekvieno niuansėlio Andino patikrinti tikrai negaliu. Jeigu kažkas yra negerai, visą laiką su manim susisiekit. Tam ir yra individualus reguliavimas. Čia nėra taip, kad padariau, surašiau, viso gero ir mes daugiau nepažįstami. Tai visą laiką noris išlaikyti gerus santykius, ryšį tenai, atgalinį ir taip toliau, kad būtų atsiliepimas. Jeigu kažkas yra neigiamo, aš taip pat apie tai turiu žinot. Ir visą laiką rasim sprendimą kažkokį, kad kuris jūs tenkins. Aišku, jeigu tai techniškai leidžia iš pačios motociklo pusės, aš irgi čia ne visagalis. Jeigu mocas pats iš savęs kažko neleidžia, galimai aš jums toj vietoj irgi negalėsiu padėti. Bet vis tiek būtina apie tai pasitart, pasikalbėti ir taip toliau. Tai daugiau kaip ir nėra ką pasakyti. Aš manau, rezultatas žiauriai geras yra. Ir turbūt ką šiam kartui tiek ir paka visiems.